Specialiųjų tyrimų tarnybos prieš 2 dienas sulaikytas Šiaulių apskrities teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Zigmas Kavaliauskas šiandien pasirodė darbe. Apklaustas teisme ir pasirašęs pasižadėjimą neišvykti, kol vyksta tyrimas, statybos priežiūros inspektorius atgavo laisvę. Zigmas Kavaliauskas teigia, kad tai nesusipratimas ir savo kalties neįžvelgia. Tuo tarpu bylą tyriantis pareigūnai sulaikė ir apklausė dar vieną asmenį. Šiandien STT pareigūnai sulaikė pastatų energetinio naudingumo sertifikavimo ekspertę. Manoma, kad moteris piktnaudžiavo jai sutiktais įgaliojimais ir išdavė suklastotą naujo pastato energetinio naudingumo sertifikatą, o pastato savininkas juo pasinaudojo. Moters darbovietėje ir verslininko namuose atliktos kratos. Baigėsi akcija Aguona 2009. Policijos pareigūnai teigia, kad aguonų auginama vis daugiau. Pernai buvo rasta mažiau nei 3000 kvadratinių metrų žemės apsėtos aguonomis, šiemet beveik 4300. Daugiausiai opijinių aguonų aptiko Šiaulių rajono pareigūnai. Kairių apylinkėje nupjauta 30 rūšių augalų. Aptikta ir sunaikinta per 30 kvadratinių metrų kanapių. Daugiau kaip 100 gyventojų už aguonų ir kanapių auginimo surašyti protokolai ir skirtos baudos. Dėl kvaišalų pradėta 15 ikiteisminių tyrimų. Šiemet atliekant prevencinę priemonę aguoną, policijos pareigūnams talkino pasieniečiai, vaikų teisių apsaugos ir pataisos inspekcijų darbuotojai. Parduotuvėje Deichmann nuo batų lentynos pasiėmė piniginę su 4000 litų bei dokumentais ir įsidėjusi rankinę išėjo. Incidentą užfiksavo parduotuvės apsaugos kameros. Jei pažinote šią moterį, policija prašo paskambinti telefonu 39 7804 arba 112 arba užeiti į policijos komisariatą Tilžės gatvė 54.